Ištrauka iš romano Vedama tamsos 12 skyriaus. Sukūrė žmogų, tu nesukūrei nuodėmės jam, bet žinojai, kad jis bus pradėtas iš kūniško nusidėjimo. Ar gėdinga nuodėmė, būnant kūdikiu, žysti krūtį ir glostyti ją delnais? Ar esu kaltas, kad mano lūpos ieškojo moters krūties dėl vyriškosios prigimties? Kodėl leidai pajusti meilę nesidrovint? Kodėl man leidai apsinuodyti, viešpatie? Juk visa, kas vyksta, yra tavo valioje. Tu sukūrei akis, ausis ir liežuvį. Tai tavo dovanos, kurias gavau, kad išmokčiau būti arčiau tavęs. Žinau, kad turėjau ieškoti džiaugsmo vien tavyje ir vos akimirkai atsitraukęs kūniškiams malonumams, apakau ir apkurtau. Sudegiau pragariškoje ištvirkavimo ugnyje. Sužeidžiau tavo širdį. Mylėjau tave, viešpatie. Ėjau su tavimi, norėjau mirti, turėdamas tave širdyje ir sieloje. Kodėl tu pasiuntei man šią piktybę? Meldžiu, išgirsk mane, viešpatie, apšviesk mane. Neleisk piktžoliams išbujoti mano sieloje. Antarinos balsas virksmingai atgailavo. Tik jo žodžiai, tarsi atsitrenkė į betoninę sieną, nutrupėjo šukėmis. Ji įkvėpė ir balsui sutvirtėjus vėl kreipėsi į kažką nepalenkiamą, kurtų ir nebylų. Juk tu netylėjai, taip, viešpatie. Tik aš neišgirdau tavęs. Galbūt kalbėjai brolio Odono lūpomis, o gal kreipeisi per maldą? Dieve, juk tu esi praeitis ir ateitis, mintis, žodžiai ir veiksmai. Tu viską žinai. Bet jeigu tu tyli, vadinasi, aš kalbu ne tau, o sau. Tuomet iš kur man gauti atsakymą? Aš negaliu pamiršti moters. Ji kaip pamėklė ateina naktimis, būna šalia mišiose. Apsigyveno mano sieloje. Padėk man, viešpatie, sugrįžti į tavo širdį. Sunaikink kūnišką užkratą nuodijantį mano sielą. Iškelk mane iš pragaištingos bedugnės. Sustok, nusiramink, klausyk mano balso. Tu ten tik viešne. Jauti tik tiek, kiek pati sau leidi. Jeigu sunku, gali net atsitraukti, pakilti ir stebėti viską iš šalies. Deira sugrąžino ramybę Antarinai. Ar gerai jautiesi? Taip. Kalbėjai apie piligrimą, papasakok plačiau apie tos dienos įvykius. Antarina sumurmėjo, tarytum kovodama su miegu ir po minutėlės prabilo. Pas mane įkiūtino iki žemės nuleidęs galvą kirpėjas brolis Jeronimas. Prieš jam užeinant pro langą pamačiau Odoną. Jis taptelėjo prie išdilusių forestoriumo laiptelių, ketindamas jais kopti. Užkėlė vieną koją, staptelėjo, pasitrynė kaktą ir sustingo. Atitirpo, kai iš rūsio piktai miaukdama išlėkė juoda apšiurusi katė. Kaip sapnuodamas nulydėjo ją žvilgsniu ir po valandėlės apsisukęs ėmė spėriai žirglioti pas mane. Nieko nelaukęs atlapojo duris ir sutriko, kad aš ne vienas. Liepiau palaukti ir su Jeronimu ilgai netrukau. Šis prisipažinęs, kad prasikalto, gavo bausmę. Kokį nusikaltimą padarė Jeronimas, pasidomėjo Deira. Be leidimo prašnekėjo su broliu Romualdu ilgiau nei buvo sukalbėta miserere psalme. Be to kalbėjo niekus. Apie tai, kad miestas apibjaurotas, pasauliečių namuose sienos suodinos aprūkusios, net kiemuose vakarop tiek dūmų, kad gali akis išgraužti. Tad jie abu įtarė, jog būtent dėl to tiek daug aklų miestelėnų, o aklų tikrai nemažai. Kad ir kaip būtų, tiek laiko kalbėtis negalima. Kokią bausmę paskyrei? 2 dienas uždraudžiau imti alaus davinį. Taikau savo sugalvotą bausmų sistemą. Greitai sukalbėti psalmę trunka 2 minutės. Kiek minučių, tiek dienų. Antarinos balse buvo girdėti atlaidumas. Tai nedidelė bausmė, juk mes išvis nekalbame nuo baigiamosios liturginės valandos iki patekančios aušrinės. Ir penktadieniais, sekmadieniais, švenčių dienomis. Antarina vienuolio kūne kiek pralinksmėjo, pradėjus kalbėti apie tvarką. Supratau. Palikime taisyklės, grįžk prie tėvo Odono. Ko jis norėjo iš tavęs? Jis pasakė, kad jo antra para mūsų vienuolyne vieši paliegęs keliautojas, kuriam reikalinga išpažintis. O dėl ko Odonas jo neišklauso? To paties paklausiau ir aš. Jis tik sužaibavo į mane. Tada pabrėžtinai ištarė, kad tai privalau padaryti aš ir niekas kitas. Neklausinėjau, sutikau. Man nesunku.
Nurodžiau, kad lauksiu remontuojamame šventoriuje, į kurį patenkame praėjus Forestoriumo vartus. Aš nenorėjau, kad pasaulietis čia vaikštinėtų kaip po savo kiemą. Įsivaizdavau, kad jis storulis su didžiulė karpa po varvančia nosimi. Bet paprašiau, kad Odonas atneštų virtų kiaušinių ir grikių. Visada mėgau šį šalnų bijantį javą. Planavau priėmęs išpažinti pavaišinti į šventas vietas užsukusi žmogų. Paklausinėti, ką aplankęs ir kur einąs. Kai tėvas Odonas atnešė, ko prašiau, atsisėdau ant suolo, priešais langą ir nuleidau ant akių gobtuvą. O kodėl ne klausykloje? Juk remontas. Užgriozdinta klausykla, sustumta viskas prie vienos sienos. Čia Antarinos balsas prikimo. Durys prasivėrė. Pūstelėjo švelnus vakaro vėjelis. Man nutirpo rankos, užuodus rūgštoką ragų kvapą, sumišusi su pievų medaus aromatu. Kaip išsigelbėjimo grėbiausi minties, kad man vaidenasi, tačiau tai truko neilgai. Skaitė knygos autorė Emma Rothwell.